Pereinamųjų rungtynių antroji akistata tarp Marijampolės Sūduvos bei Jonavos B1 komandų. Daug pastangų, bet neretai tos pastangos atsimuša į pralaimėtas dvikovas. Oduenji baudos aikštelėje įvartis, bet nuošalė visgi yra užfiksuota, tačiau tai yra geras ženklas Ugočiukvu Oduenji, kuris ir viso sezono metu ir tokias situacijas dažniausiai. Ir reta jo klaida. Proga smūgiui, smūgis yra ir tą daro puikiai Matas Dedūra. Dedūra gali atlikti perdavimą ir Elcharčys smūgis, rikošetas, Zenkevičius gelbėja Marijampolės Sūduvą ir žiūrint į šios dienos rungtynių eigą galbūt ir išlaiko intrigą šioje poroje. Na tik Motiejus Burba, Burdzilauskas ir perdavimas, ataka tęsiasi ir B1 ekipa apsigynė. Grėsmingiausia situacija dabar prie Dominiko Valecko ginamų vartų, bet pritrūko ten šiek tiek geresnio situacijos įvertinimo Tautvydui Burdzilauskui. 1 minutė pridėta, Oduenji ir dar viena pražanga B1 komandai panašiose situacijose. Žygimantas Baltrūnas, jo perdavimas į baudos aikštelę, smūgis galva, Oduenji ir nepasiekia kamuolio Ugočiukvu Oduenji. Ernestas Burdzilauskas ten smūgiavo ir arba gal ten perdavimą atliko iš šio kampo. Baltrūnas, Motiejus Burba, jo perdavimas arčiau vartų, Živanovičius ir virš vartų smūgiuoja. Živanovičius Fiodorovui, bet mažai Sūduvos žaidėjo baudos aikštelėje. Atšoka kamuolys, Stankevičius ir čia du varžovai prie jo ir galiausiai štai toks. Bet pavyko rikošeto dėka atsikovoti kamuolį, Baltrūnas. Perdavimas į baudos aikštelę, smūgis ir ar bus pakartotinis bandymas ir taisyklių pažeidimas. 6 Sūduvos žaidėjai baudos aikštelė arba jos prieigose, geras perdavimas, smūgis ir nėra! Valeckas traukia kamuolį. Tiesiai ten jį smūgiavo berods Aleksandras Živanovičius, taip net ir norėjau nusistebėti, kad reikia mušti įvartį ir 6 Sūduvos žaidėjai. Burba. Jo perdavimas arčiau vartų, pavojinga, Fiodorovas ir šiaip ne taip. Yra tikrai labai malonus akiai. Čia pavojinga situacija, Zenkevičius išpuolis, 76 minutė, Zotko į priekį. Solodovnikovas link Rameno, šios smūgis, bet Maksimovičius. Perdavimas arčiau vartų, Zotko smūgis galva, Živanovičius, ne, ten Linas Zingertas smūgis. Burdzilauskas spėjo prie kamulio, bet net labai netikslus jo perdavimas. Solodovnikos ir baudinys, štai taip, Marijampolės Sūduva turi galimybę mušti baudinį. Taip, Solodovnikovas išprovokavo baudinį ir štai taip. Baudinys yra skiriamas, antrą pridėto laiko minutę, Martynas Džiugas mūsų ekranos. Styvas Losonas niekur neskuba ir pelno įvartį. Styvas Losonas ir Marijampolės Sūduva 94 minutę išsigelbė bent jau kol kas šioje serijoje. Koks triumfas čia yra tribūnose, kurio jūs dėja nematote. Situacija Sūduvai reikia gintis. Perdavimas į baudos aikštelės viduris, Lenzoka laimėjo oro dvikovą. Ir Zenkevičius gaudo kamuolį. Tęsiasi svečių išpuolis. Reta situacija šios dienos rungtynėse. Faktas toks, kad čia jau patiems reikia sukontroliuoti tokius dalykus. Kramenas bandė smūgiuoti galvą ir fiksuojama pratęsimo pabaiga. Šanas Kortas stebi komandos draugo pasirodymą, Losonas, jo smūgis ir labai užtikrintai. Styvas Losonas 1-0 į kitą pusę šoko Dominikas Valeckas. Jeigu ir būtų atspėjęs, sunku pasakyti. Domas Lenzoka niekur neskuba ir Zenkevičius traukia kamuolį. Giedrius Zenkevičius atspėja ten, kur smūgiuoja Domas Lenzoka ir priartina Marijampolės. Kauno Žalgiriui pelnė jis labai svarbų įvartį, o dabar irgi įmuša. Nepriekaištingas dar vienas Motiejaus Burbos smūgis į dešinį nuo savęs vartų kampą. Dominik prieš jį Giedrius Zenkevičius. Vieną smūgį jau atrėmęs ir įmuša įvartį Martynas Džiugas. Puikus išpildymas. Giedrius Zenkevičius galbūt tikėjosi smūgio į vidurį, bandė kristi, bet pavyko
Pažiūrėsim, ar pavyks baudiniu. Zingertas, jo smūgis ir labai užtikrintai Linas Zingertas į kairę smūgiuoja nuo savęs. Dominykas Valeckas krenta į kitą pusę ir Linas Zingertas turi šansą pelnyti baudinį. Giedrius Zenkevičius nepagelbsti savo komandai. Skirmantas Paukštys, 17 metų futbolininkas, šaltakraujiškai susitvarko su šią situaciją. Prieš jį Dominykas Valeckas, Maksimovičius ir puikus išpildymas. Dominykas Valeckas atspėjo vartų kampą ir tikrai šoko puikiai į dešinę nuo savęs, tačiau Igoris Maksimovičius, o dabar klysti negalima. Sanoko, jos smūgis ir Giedrius Zenkevičius. Giedrius Zenkevičius traukia antrą baudinį ir vadinamasis pitch invasionas čia Marijampolėje, bėga visi džiaugtis su Giedriumi Zenkevičiumi. Įspūdingos emocijos Marijampolėje. Giedrius Zenkevičius tapo šios dienos rungtynių herojumi.